labai džiugu pristatyti gerbiamą Justiną Pluktaitę, kuri yra ne tik tai Lietuvos mastu žinoma ir turinti patirtį, bet atneš tam tikras įžvalgas ir iš Čekijos profesinio mokymo turbūt veiklų ir mokyklos. Ir be abejo turi tiek ir verslo sektoriuje patirties, tiek ir nepelno siekiančiame sektoriuje Kipre. Ir, kaip ir minėjau, per pastaruosius 7 metus yra profesinio mokymo mokyklos Čekijoje komandos narė, tai tikrai labai įdomi bus patirtis ir bus paklausyti įdomu. Ir taip pat norime dar taip pat paklausyti ir išgirsti patirtis ir tam tikras įžvalgas iš gerbiamo Žilvino Kapočiaus, tai yra anglų kalbos ir geografijos mokytojo iš Kėdainių profesinio rengimo centro ir Kėdainių šviesiosios gimnazijos. Tai irgi labai įdomi patirtis, turbūt aktuali visiems aktyviai dirbantiems mokyklose. Ir taip pat kviesime pasidalinti skaitmeninių priemonių išteklių panaudojimo galimybėmis būtent ugdymo procese. Tai tokia bendra informacija, tikrai nekantrauju paklausyti šių pranešėjų. Tai tvarka lyg tai kaip ir Justina gal pirmą pradėtų, ar Žilvinas? Aš galiu irgi pradėti. Puiku, tai tada kviečiu gerbiamą Justiną pasidalinti savo patirtimi ir jūsų ekranas. Dabar tiesiog dar pasitikslinsiu dėl laiko. Turiu 15 minučių berods, taip? Tiesiog irgi susidėti. Ne, turite daugiau, tikrai pusvalanduką turite ir klausimams dar paliksime, mes renginiui skiria 1,5 valandos, tai tikrai kviečiu. Tai gerai, labai čia dar pasitikslinau. Čia dar užsidėsiu savo nuožiūrą, kad taip sekčiau laiką. Taip, tai pirmiausias dalykas, labai dėkoju už pakvietimą dalyvauti šiame renginyje, prisidėti prie viešinimo ir skatinimo arba įkvėpimo mokymo institucijoms diegti inovatyvias technologijas. Su jumis pasidalinsiu visų ekranu gal greičiau, nes aš dar turėsiu jums keletą klausimų dalyviams. Tiesą pasakius, šiuo metu dabar, kai dalinsiuos prezentaciją, aš nematysiu jūsų. Tai labai paprašyčiau, jeigu būtų kokių klausimų gal ar panašiai, gal tada aišku pabaigoje mes galėtume juos aptarti, galite rašyti čatą ir galėsime aptarti, kaip minėta, prezentacijos pabaigoje, bet bendrai nematysiu jūsų reakcijų. Tai tiesiog noriu tą paminėti. Mano prezentacija būtų orientuota į tokį klausimą, ar išplėstinės realybės technologija gali padėti mokymo procese. Ir kaip buvo minėta, patirtis bus daugiau orientuota į profesinio mokymo aplinką, bet taip pat, tiesą pasakius, tikrai galima įdiegti tas technologijas ar sprendimus kitose mokymo aplinkose. Dar pradėdama irgi taip paminėsiu, taip, galima sakyti, daugiau nei 10 metų nesu Lietuvoje, dirbau užsienyje, tai dėl to gal kartais tiesiog užstriksi dėl lietuvių kalbos, nes kai kalbama profesinė kalba, terminai kartais tiesiog galvoje eina angliškai, nes mano pagrindinė kalba yra anglų kalba. Tai labai atsiprašysiu iš karto už kai kurios pauzės, panašiai pamąstymus dėl terminų. Bendrai mano prezentacija orientuota į 4 dalis, tai trumpai prisistatysiu save, jau buvo paminėta šiek tiek. Tada klausimas bus kas iš tikrųjų tos technologijos, išplėstinės realybės technologijos, kodėl mes turėtume į jas žiūrėti, kodėl jos gali mums padėti mokymo procese. Ir kaip tai daryti, kaip įdiegti, pagrinde pasidalinsiu iš
mūsų mokyklos patirties ir mūsų projektų ir panašiai. Tai savaime suprantama, aš tikrai negalėsiu atsakyti gal į visus klausimus, ar tiesiog gal kai kurios informacijos bus pasikartojančios, kai kurie terminai ir panašiai. Ir norėsiu tikrai pakviesti visus dalyvius aktyviai dalyvauti klausimuose, dalintis patirtimi ir panašiai. Tai trumpai tiesiog gal pristatysiu, kokia mano patirtis, kokia mano veikla yra susijusi ir su kokia organizacija aš dirbu, tai yra kurioje organizacijoje aš dirbu. Tai yra profesinio mokymo institucija Pardubice, Čekijoje. Pagrindai yra 4 profesinio mokymo kryptis, kurios susijęs su chemija, tai chemijos operatoriai ir panašiai, kirpėjai. Tada išeina priešgaisrinė apsauga. Taip pat 4 paskutinė tai yra saugumas ir teisė. Mes turime apie 1000 moksleivių, jų amžius daugmaž panašiai yra 15-20 metų, kai kurias, aišku, turime mažesnės grupelės, kurios susijusios su rekvalifikacija ir mes turime kelias grupės, su suaugusiais. Mokykla įkurta 1946, bet tai kirpėjai, priešgaisrinė apsauga ir saugai ir teisė, šitos programos buvo įkurtos daug vėliau, o chemija yra nuo pat pradžių, nes regione yra ta veikla. Tai kai kalbėsiu apie visas tas technologijas, kurias mes diegiame, tai bus būtent susijusi su tais praktiniais elementais mokyme susijusi su šių programų praturtinimu. Beje, tai kaip minėta, daugiau nei 7 metus dirbu šioje profesinėje mokykloje Čekijoje. Mano pagrindinė veikla yra tarptautiniai projektai, tarptautiniai ryšiai, tačiau prie tarptautinių ryšių man labai patinka technologijos ir noriu paskatinti savo kolegas arba jiems padėti surasti tos sprendimus. Tai dėl to ateina tokie projektai, kurie paremti Erasmus programos lėšomis ir jie susiję su technologijomis. Kodėl mes turėtume iš viso kalbėti apie technologijas? Visgi dauguma ir kalbama apie tas inovacijas ir iš tikrųjų tikrai turėtume žiūrėti jeigu yra tie patys seni klausimai, kurie klasikiniai, bet iš tikrųjų dabartiniame pasaulyje, kadangi technologijos progresuoja labai greitai ir gal sudėtinga su visomis susidoroti arba visas įdiegti, bet iš tikrųjų mes tai turėtume daryti. Tai yra tiesiog kaip faktas. Tada klausimas, į kurį vagoną įsėsti, kaip greitai nuvažiuoti ir panašiai. Ir norėčiau tiesiog pasidalinti savo patirtim. Taip. Bendrai tiesiog norėčiau dar paminėti, kas tos yra išplėstinės technologijos. Čia yra anglų kalba skaidrė, bet bendrai išplėstinės realybės, tai yra extended reality, yra kaip koks skėtis, kuris apima 3 pagrindinės sritis, tai yra augmented reality, kas yra praturtinta, mixed reality mišri ir virtuali. Jos šiek tiek skiriasi ir kai kalbėsiu apie technologijas, irgi kažkiek tai prisiminsiu. Mūsų mokykla turi patirties diegiant visas tas technologijas arba mes testuojame ir panašiai. Šiuo metu norėčiau dabar pakviesti, jeigu dabar leis man, ne šitas, taip, norėčiau pasidalinti su jumis, pakviesti jūs sudalyvauti, pasidalinti jūsų patirtimi. Pradžioje klausimėlis būtų, jums reikėtų arba nusiskanuoti mobilių telefonų šį QR kodą, arba nuėjus į slido.com įvesti šito koduką ir tada galėsite
dalyvauti apklausoje. Turėkite žinoti, jeigu jau matau, kad jau galite atsakyti, tai pagrinde noriu sužinoti, ar jūs turite patirties, bendrai darbo metu, tai yra reiškia jūsų mokymo metu, ar asmeniškai tiesiog naudojatės, tai ar tai tos praturtintos realybės mišrios ar virtualios realybės galimybėmis. Ir kiek šiuo metu dabar turime 17 atsakiusiųjų iš 100. Čia truputėlį minutėlę dar palauksiu. Dar palaukite gal pusę minutėlės. Taip. Ir matosi, kad didžioji dauguma iš tikrųjų neturi visai patirties, nes pagrindinis klausimas, aišku, ar turite patirties. Ir iš tų, kurie turi patirties, tai dažniausiai asmeniškai, jeigu turėjote virtualios realybės sakinius, bent jau panardyti po virtualią realybę, ar mišrios realybės kartais mes irgi gal ir nežinome, kas tai yra praturtinta realybė, vadinama augmented reality, kur, tarkim, netgi su mūsų mobiliais telefonais galime pamatyti kažkokią tai hologramą arba kažkokią tai informaciją, kuri pateikia, pavyzdžiui, QR kodas ir panašiai. Tai tikrai matau, kad beveik pusė atsakiusiųjų, tiksliau, pusė beveik atsakė ir matau, kad didžioji dauguma iš tikrųjų neturi patirties. Tai iš tikrųjų tada galėsiu jums daugiau dar užsiminti. Taip dabar sekantis, taip. Ir gal tada aš vėliau jūsų paklausiu, aišku, kokius privalumus profesiniame mokyme įžvelgiate įtraukiant išplėstinės realybės technologijų sprendimus. Tai mano būtų klausimas, kažin, ar jūs dabar jau gal netgi turėtumėt kokių minčių, kaip įsivaizduojate, kokie galėtų būti privalumai prieš man pristatant juos. Kokius iš patirties ar iš technologinės pusės. Įtraukusis procesas. Jeigu įsivaizduojame virtualią realybę arba praturtintoje realybę, kur matome imitaciją realių procesų, teisingai, ir tokius, bet kokiam mokymui yra svarbu įtraukti naujas technologijas, nes jos motyvuoja, taip, tai motyvacijos padidinimas, išmokti naujų įgūdžių ir pritaikyti praktikoje. Čia gal kurie apribojami gal įgūdžiai, kuriuos sudėtinga gal turėti arba pateikti. Galima sukurti darbinės aplinkos imitaciją, taip, kuri, tarkim, mūsų profesinio mokymo institucijose, infrastruktūroje gal mes neturime pakankamai kambarių, aplinkos, technologijos ir panašiai. Mokymo medžiagą praturtinti, taip, vėlgi atsižvelgiant į dabartinius, paukštis truputėlį pasibeldė į langą. Tikriausiai turėjo irgi galvoja, kad čia virtualiai realybė. Virtualios vertybės muliažas, pavyzdžiui, kaip šaltkavio profesija ar stalius, taip, teisingai, kad galima matyti vadinamą tokį digital twin arba dvynys, holograminis, kur pateikia kažkokias tai funkcijas arba informaciją papildomą, taip, ir galima žiūrėti praktinių įgūdžių, mokymo medžiagą atnaujinti, motyvaciją mokiniams. Taip. Tai aš gal tada pratęsiu prezentaciją, labai dėkui už jūsų pasidalinimą. Ir dabar iš mano pusės, ką jūs jau minėjote, tai tikrai aš pasikartosiu, ką jūs žinote, tai yra
gal pradėsiu nuo pagrindinių dalykų. Tai yra, ką mes patyrėme iš tų privalumų, tai yra mokymų kaštų mažinimas. Kai mes organizuojame, jeigu kalbant apie ugniagesių gelbėtojų mokymus ir kai mes turime mokyti atsiprašau, kai mes turime mokymus, kurie yra susijęs su didelių gabaritų automobiliais arba elektroautomobilių, tarkim, įvykių mažinimu arba įvykimų ir panašiai, tai mokykla negali įgyti tiek daug elektromobilių tiems mokymams, nes kartais reikia juos sunaikinti, sugadinti. Tai vėlgi kainų atžvilgių mažinimas, mes galime tiesiog vizualizacijos atžvilgių ir būtent daugiau mokiniai gali tiesiog patirti tą veiksmą ir panašiai virtualiai, negu tai galėtų būti realiai. Bet palyginus su prezentacijomis arba kažkokias tai teksto atžvilgių, taip? Saugumo didinimas, jeigu kalbant irgi su kažkokiais tai arba rizikingais chemikalais arba kažkokiais tai įrankiais, kurie, pavyzdžiui, mūsų studentams negalima dar naudoti, nes jie neturi 18 metų ir panašiai. Pakartotinis mokymasis tai yra, moksleiviai gali mokytis virtualiai realybėje, gali tai pakartoti savo klaidas 10 kartų, 100 kartų prieš einant tiesiog į realią klasę arba mokymosi aplinką. Žinių testavimas, mes dirbam irgi prie tokių mokymo scenarijų, kur moksleiviai gali jau taip sakant, parodyti savo teorinės žinias iš praktinės pusės tokiai situacijoje, kuri praturtinta būtent papildomą realybę arba mišrią realybę, kur studentas gali interaktyviai dalyvauti su tais holograminiais arba tais skaitmeniniais dvyniais. Prieinamumo didinimas, tai yra, jeigu mes, pavyzdžiui, norėtume mokyti chemijos studentus apie laboratorijas, kurios yra radioaktyvios ir panašiai, mes galėtume nufilmuoti 360 laipsnių video tos institucijos. Tokiu atveju studentai galėtų dar labiau suprasti, kokias laboratorijas, ne vien tik žiūrėdami video arba tekstu. Patrauklumo, ką jūs minėjote, irgi motyvacijos didinimas ir mokymosi efektyvumo. Tiesiog noriu dar paminėti, kad nėra labai daug tyrimų atliktų įrodančių tiesioginį poveikį būtent išplėstinės realybės technologijų mokymosi procese, rezultatuose, galima sakyti. Mano viena kolegė, Marija Babinšakova, kuri šiuo metu yra Lenkijoje, jinai Slovakija ir jinai dabar šiuo metu tyria tą įtaką, kiek yra tos papildomos realybės arba virtualios realybės įtaka mokinant chemiją. Ir iš rezultatų preliminarių, čia dabar pilotinė fazė, tai matome iš tikrųjų, kad lygis yra iš tikrųjų knowledge post-test, tai būtent tie rodikliai parodo, kad didžiausia įtaka padaryta būtent augmentinės realybės arba papildomos realybės. Nuo ko pradėjome? Tai mes žinome tą pridėtinę vertę, tos privalumus ir pradėjome nuo Erasmus projektų 2020-ais, mes pradėjome nuo HoloLens, tai yra papildomos realybės arba mišrios realybės akiniai, kurie leidžia daryti veiksmus, turint hologramas, bet taip pat turint laisvas rankas. Iš kairės čia matome 360 laipsnių video tokias sukurtas, kur orientacija yra kaip ekskursija, procesas iš vienos vietos į kitą ir studentas tiesiog irgi vėlgi supažindinamas su tam tikra aplinka ir priiminėja tam tikrus sprendimus. Apačioje kairėje taip pat irgi yra, tarkim, su klientu, su konfliktišku klientu komunikacija. Tai pasirinkimas tam tikrų sprendimų irgi daro
pateikia tam tikrą reakciją kliento ir panašiai. Vėlgi studentas gali dar labiau praktiškai protestuoti savo teorinės žinias. Čia vėlgi yra, pavyzdžiui, dešinėje apačioje, tai yra galima padaryti tuos dvynius, holograminius dvynius, kurie yra pilno dydžio. Nes, tarkime, mums nereikėtų dabar atvežti kokią mašiną, tą tankerį, tam tikrų pavojingų skysčių, o mes galime vizualizuoti ir tada studentai turi reaguoti tam tikrą situaciją, suprasti, kokius sprendimus jie turės padaryti, įvertinus, kokie yra rizikos faktoriai tenais ir panašiai. Ir to pasiekoje mes įkūrėme EdTech Lab vadinamą tokį principą, tai yra, kur mes turime iCoaches, vadinamus mokytojus, kurie turėjo patirties ir žino, supranta technologijas ir tuo labiau tada reiškia perteikė tai kitiems kolegoms. Aš neįsiu į detalės į šitoje lentelėje, bet tiesiog noriu paminėti, kad tikriausiai šitos prezentacijos bus prieinamos jums ir vėliau. Jūs galėsite daugiau pasižiūrėti, tai yra kai kurios programos arba scenarijai, kurias mes protestavom panašiai. Tai yra tiesiog paminėjimas, koks pritaikymas arba kur buvo išbandyta, kokioje studijų programoje. Trečias stulpelis progr, vadinamas, tai yra programuotojai, jeigu mums reikalingas yra programuotojas, arba mes galime patys sukurti savo scenarijus ir kai kurios yra savybės, prioritetai. Kaip mes tai darome? Pagrindinis dalykas tai yra, mes turime įvertinti, kokie yra mūsų pagrindiniai iššūkiai, kokius mes turime mūsų mokykloje, su kuriuo susidurėme. Net nekalbėsiu apie standartinius, tai yra finansai ir panašiai. Aišku, paminėta yra kaina už įrangą ir programas ir jų kūrimą, jeigu mes norime, jeigu nėra tokios specializuotos. O toliau dažniausiai tai yra trūksta supratimo pačias technologijas. Mes, kai pradėjome 2020-ais, tai iš tikrųjų mes buvome visiškai vadinami žali technologijų atžvilgių ir tokiu atveju mums buvo kartais ir sudėtinga suprasti, kurias technologijas mums geriausia įdiegti į tam tikros mokymų procese. Bendrai tiesiog žinių trūkumas apie privalumus ir iš tos pedagoginės pusės, kurias kaip pridėti. Labai dažnai buvo susiduriama su skeptiška mokytojų nuomonė apie technologijas, ypatingai su tokiais kolegomis, kurie mokina ugniagesius gelbėtojus. Jie dažniausiai nori, taip sakant, rankomis ir kūnu viską dirbti ir praktikuoti savo įgūdžius. Ir buvo dideli įgūdžiai dėl momentų. Bet visgi po truputį buvo pristatomos tam tikros galimybės, tokiu atveju galima buvo pritraukti juos. Kas padėtų, tai yra savireflektacija, tai yra selfie tools, kur aš irgi pakviešiu jums sudalyvauti ir peržiūrėti. Kokios yra galimybės, iš tikrųjų mes žiūrėjome, tai yra buvo paminėti tie mokymo privalumai, vis dėlto efektyvesnis mokymas, motyvacija ir panašiai. Kiekviena institucija turės savo kelionę, laiko atžvilgių, sprendimų, tai yra atitinkančių jūsų poreikius. Taip, mes buvom irgi pionieriai iš tos pusės naudojant tam tikras technologijas, bet vėlgi kviečiu jūs tikrai nepabūgti įsėsti į tą traukinį ir eksperimentuoti, nes įgysite dar daugiau supratimo ir patirties, kuri galės tada daug lengviau leisti jums nuspręsti, kokie būtų sprendimai. Labai patarčiau prisijungti prie tam tikrų platformų ar panašiai, kaip pavyzdžiui EdTech, tai yra European Digital Education Hub, kuris šiuo metu turi daugiau nei 7,000 narių, kur ten yra ne vien tik išplėstinės realybės technologijos buvo pristatomos arba dalinamasi patirtimi, bet ir AI ir panašiai.
Jeigu norėtume daugiau, galėčiau daugiau irgi išsiplėsti prie iCoach iniciatyvą, kur būtent dalinamas į, kaip čia, būtent padedama tiems mokytojams, kurie turėjo patirties, pateikti ją kolegoms, nes kartais tiesiog būname mes viena mažesnė grupelė, mes darome, bet ta informacija nepasiekia visus kitus kolegas ir panašiai. Ir aišku, paminėti galimybės, tai yra projektai Erasmus ir dar šiandien yra paskelbta yra European Digital Call, Digital Education, irgi finansinių galimybių arba programų tikrai yra. Ir kadangi Union of Skills irgi yra ir skaitmeninio įgūdžių prioritetai yra tikrai svarbus Europoje. Labai trumpai paminėsiu, aš nesiplėsiu šitas dalis, bet tiesiog kuriant mokymo medžiagą, kalbant ne vien tik tai apie tai, kad kuriant tas programas su programuotojais, bet ir patiems mokytojams būnant kūrėjais, pavyzdžiui, naudojantis 360 laipsnių video arba foto, kurie būtų praturtinti tam tikrom funkcijom. Tai galima perėti per būtent šitą metodiką, dizaino mąstyseną, irgi reflektuoti, kaip tavo mokiniai reaguoja, kokie rezultatai ir panašiai. Mes patarčiau labai irgi pasinaudoti tais gidais, kuriuos mes irgi sukūrėme projekto metu. Ten yra patarimai, pavyzdžiai, scenarijų, technologijų ir panašiai. Kai kurios institucijos, pavyzdžiui, mes šiuo metu dirbame Safar projekte su 360 laipsnių video kūrimo firma. Tiksliau, jie pateikia mums platformą, o pats turinys ir panašiai tai yra priklauso nuo mūsų, nuo mokytojų. Ir mes tampame patys kūrėjai. Bet ką aš dar norėčiau paminėti, kad Warp VR jie turi tikrai sukurtą labai struktūruotą ir vizualiai pavaizduotą ir paprastus žingsnius, nuo ko pradėti, kaip daryti ir panašiai. Svarbu nepamiršti, kai mes kuriame tą medžiagą, tai yra būtent fokusuotis dėl pedagoginio tikslo, ne vien tik žaidybinis, nors tikrai labai patarčiau kolegoms pabandyti, protestuoti, tai kaip ir žaidimo procesas. Vertinti mokymo poreikius, iš tikrųjų, kiek iš tikrųjų jums reikalingas, pasirinkti tuos sprendimus techninius, kurie yra pagrįsti tyrimais ir įrodymais, arba kurie pateikti būtent gerosios praktikos atžvilgių. Suprasti, kad tos technologijos ateina su tam tikru irgi saugumo rizika, būtent pristatyti moksleiviams, jeigu jie užsideda virtualios realybės akinius, jie turi žinoti, kad jų veidai, pavyzdžiui, skanuojami, arba jeigu sukuria tuos avatarus, kad irgi kiek jų duomenų rinkimas yra ir panašiai. Tai irgi susiję su moksleivio gerove mokyme, tuo atžvilgiu, kiek jie iš tikrųjų praleidžia laiko per visą dieną ar per savaitę su tom technologijom per apkrovą, tai kolegos turėtų dalintis tuo. Irgi pagrindinis patarimas iš strateginės pusės tai yra leisti eksperimentuoti ir daryti klaidas, nes iš jų mokomasi ir iš tikrųjų pradėti nuo mažesnių žingsnelių, kurie leis toliau remintis tam tikrą patirtim ir panašiai, vadovams priimti tam strateginius sprendimus, nupiešti savo roadmaps vadinamus ir priimti tam tikrą politiką arba tam tikrus dokumentus, kurie leistų pasidaryti tam tikras taisyklės, kaip mes diegiame tas technologijas. Labai trumpai, vėlgi, kaip minėjau, prisijungti prie tam tikrų platformų, dar paminėsiu FVET, tai yra profesinio mokymo asociacija Europos atžvilgių, labai aktyviai dalyvauja, ten labai irgi yra nemažai patyrusių partnerių, iš kurių aš irgi mokinausi,
tarkim, iš mechanikos pusės ir panašiai, kolegos, kurie dirba su tom technologijom, bet skirtingose dalyse. Ir jie irgi kaupia tą gerąją patirtį, tiesiog paminėsiu, irgi yra tam tikri dokumentai, kur yra tikrai sukoncentruota gerosios patirties pavyzdžių. Ne vien tik tai iš mūsų pusės irgi galėsiu paminėti, kad ir mūsų pusė buvo atskleista šitose dokumentuose. Ir bendrai norėčiau iš tikrųjų pakviesti nebijoti tų pokyčių, o tiesiog pakeisti tą baimę į žinias. Tai va. Tai tiek iš mano pusės. Jeigu mes turėsime daugiau laiko, aš galėsiu irgi ar parodyti kažkokių tai pavyzdėlių, atsakyti jūs klausimus ir panašiai. Ačiū labai. Tiesiog vienas praktinis klausimas, gal Žilvinas jau galėtų dalintis turbūt, tiesiog norim įgarsinti vieną iš klausimų, tai yra, kur rasti tą minėtą kvietimą. Čia net dvi dalyvės susidomėjo apie paraiškų pateikimą, supratau. Tai tikrai atsakysiu. Dar plus irgi dar pamiršau paminėti, kad netgi ateinant antradienį, sekantį mūsų EDEC kviečia į tokį webinarą, kur būtent irgi susijęs su išplėstinės realybės technologijom ir įdiegimu mokyme, nebūtinai profesiniam mokymu. Ir taip aš pasidalinsiu su to. Ačiū labai. Tiesiog tada persikeliam į kitą pranešėjo pusę, ar ne, į gerbiamo Žilvino patirtį. Tai kol kas, Justina, jeigu galite, dar tada luktelkit, gal dar būtų klausimų ir tiesiog tikrai labai įdomu išgirsti jūsų čekišką patirtį. Ir tada kviečiu Žilviną dalintis ekranu, tada galbūt paprašiau, ar skaidrėmis integruota į Teamso langą, kaip jau pavyks. Gerai, tada laba diena dar kartą. Aš esu Žilvinas Kapočius, atstovauju Kėdainių profesinio rengimo centrą, dirbu geografijos ir anglų kalbos mokytojų šiame centre. Ir taip pat norėčiau padėkoti už galimybę perteikti savo patirtį kolegams. Tikiuosi, jinai bus naudinga ir kažką iš šito pristatymo galbūt pristaikysit ir savo. Ir vėlgi šiame pranešime norėčiau išskirti galbūt tokias 3 dalis, tai trumpai pristatyti savo atstovavimą į instituciją, taip pat peržiūrėti, pristatyti, perteikti savo patirtį dirbant su įvairiom skaitmeninių išteklių platformom. Ir trečia dalis būtų pasidalinti mūsų įstaigos įgyvendintų Erasmus Plus projektų sukurtais intelektiniais rezultatais, tarp kurių taip pat yra ir įvairių skaitmeninių išteklių, kaip sakykime, platformos ir patys tie skaitmeniniai ištekliai. Tai trumpai apie Kėdainių profesinio rengimo centrą, kuris susikūrė 2001 metų Liepos 1 dieną. Tai buvo reorganizuoti 4 profesinės mokyklos, tai Lančiūnavos, Šlapaberžės, Kaplių ir Kėdainių politechnikos mokykla. Šiuo metu centrą sudaro 3 skyriai, tai yra gimnazijos, profesinio mokymo ir suaugusiųjų bei tęstinio mokymo skyrius. Jame mokosi apie 600 mokinių ir dirba 90 darbuotojų. Centras teikia bendrąjį, profesinį bei bendrai tai yra pagrindinį vidurinį ir profesinį tai pirminį ir tęstinį mokymą. Taip pat siūlome maždaug 40 profesinio mokymo programų
skirtų įvairioms amžiaus grupėms ir turinčių įvairių poreikių bei, sakykime, pritaikytų skirtingiam išsilavinimo lygiai. Tai galima paminėti tokias specialybės kaip suvirintojo, apdailinko, padavėjo, barmeno, maisto pramonės darbuotojo, individualios priežiūros darbuotojo programas. Taip pat siūlome ir specialių ugdymosi poreikių mokiniams, vežytojo tinkuotojo, virėjo ir virėjo modulinės programas, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, tai profesinio mokymo programų moduliai, kuriuose galima įgyti įvairias specialybės. Taip pat ir mokiniams, kurie siekia įgyti antrąją kvalifikaciją. Trumpai apie centro veiklą, tai mūsų centras yra pagarsėjęs turbūt Lietuvoje kaip dalyvaujantis labai aktyviai įvairioje praktinėje veikloje, tiek tarptautinėje, tiek ir Respublikos šalies mastu. Taip pat aktyviai dalyvaujame ir miesto veikloje, bendradarbiaujame su socialiniais partneriais ir vykdome įvairius projektus ir dalyvaujame įvairioje veikloje. Tai čia trumpai apie mūsų įstaigą. Dabar apie antra dalis pristatymo, tai apie skaitmeninius išteklius, kurie šiuolaikinėje, vėlgi tiek šiuolaikinėme švietime yra labai svarbus. Šie ištekliai tampa ne tik papildomų mokymosi įrankių, bet ir būtina sąlyga siekiant šiuolaikiškai įtraukiančio ir aktualaus ugdymo. Tai vėlgi ir mokinių, sakykime, motyvaciją skatinantis dalykas, naudoti pamokose kiek galima daugiau tos interaktyvios medžiagos. Tai vat, ir pradedant kalbėti apie įvairius platformas, įvairius šaltinius, kuriuos ir pats naudoju ugdyme mokinių, tai vėlgi dar norėčiau ir pasakyti, kad tai turbūt ne tik galima pritaikyti bendrojo lavinimo pamokose, bet ir profesinio ugdymo dalykuose. Tai va, tai yra pirmoji tokia platforma, kurioje turbūt neabejoju daugelis esate apsilankę. Tai yra švietimo portalas, kuris yra aktualus, ypač dirbant pagal atnaujintą mokymo turinį. Ir tikrai jame galima rasti labai didelį kiekį įvairios informacijos ir metodinės medžiagos, ir vadovėlių, sakykime, pasirinkimą didelį, taip pat ir ugdymo planai ir skaitmeninio mokymo priemonių. Tai vat šiame puslapyje skaitmeninės mokymo priemonės yra suskirstytos į nacionalinės švietimo agentūros sukurtas priemonės, į bendrai visas priemonės, tada išskiriamos ir kitos aplinkos bei įrankiai ir taip pat įkelta standartas, kuriame įkelti įvairūs dokumentai dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendro ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų aprūpinimo. Tai vat, skaitmeninės mokymo priemonės yra skirstomos į, sakykime, užduočių banką, kuriame yra
gana platus įvairių užduočių pasirinkimas, bendrojo lavinimo dalykams, didžioji daly turbūt, tada įvairios simulacijos, vaizdo, garso medžiaga, skaitmeniniai vadovėliai ir įvairūs edukaciniai žaidimai. Šiame puslapyje taip pat yra labai daug įvairių filtrų, pagal kuriuos galima mokymo medžiagą pasirinkti pagal tinkamus, sakykime, tuos filtrus, kurie reikalingi, tarkim, ar vienam ar kitam dalykui, tada dirbant su įvairiais koncentrais, su įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais ir kitokie filtrai yra pateikiami, tai vėlgi ir pasiekimų sritis, mokymosi turinio sritis, gebėjimų sritis, pasiekimų lygiai ir netgi užduotis, kurios tinka ruoštis tam tikriem patikrinimam arba valstybiniam brandos egzaminam. Tame pačiame, kaip jau minėjau, švietimo portale yra skyrelis aplinkos ir įrankiai, kuriuose galima rasti informaciją apie plačiausiai naudojamus įrankius, taip pat ir aplinkas įvairias, įvairių įrankių pavyzdžiai pateikiami pagal funkcijas, tarkim, skaidrių rengimui skirti įrankių pavyzdžiai, dokumentų kūrimui, knygų kūrimui ir taip toliau. Toliau kita platforma, kuri turbūt irgi plačiai yra naudojama mokytojų, tai e-test programa ir vėlgi labai turbūt pasiteisino ir buvo naudojama plačiai ir dirbant nuotoliniu būdu, kadangi tuos testus galima pateikti ir juos kaip ir paskirti mokiniam atlikti kaip namų darbą, taip pat galima matyti jų atliekamą, sakykime, progresą, kiek atlikta užduočių, koks yra, sakykime, teisingų atsakymų kiekis ir taip toliau. Tai vat šios sistemos tikslai yra palengvinti mokytojų dėstytojų darbą, tai dėl tos priežasties, kad kolegos sukuria testus, juos patalpina į platformą ir kiti mokytojai gali prisijungti ir naudotis jais. Taip pat ir pats mokytojas, jeigu mato poreikį, gali sukurti savo kažkokį tai testą ir jį patalpinti į programą. Aišku, šita platforma yra mokama ir dažniausiai mokyklos mokytojams ją išperka ir mokytojai gali ją naudotis. Tai vat šioje platformoje įvairios funkcijos, tai ir automatinis testų tikrinimas, kai galima matyti iš karto, kaip jau minėjau, atliktas užduotis ir teisingai, kurios buvo atliktas, kurios neteisingai. Tada gali būti vykdomas ir nuotolinis testavimas, kaip jau minėjau, įvairių tipų klausimai, nors vėlgi galima paminėti, dirbant su šitą e-test programėlę, platformą, tai vėlgi yra ir šiokių tokių minusų, gal čia nežinau, ar galiu tai pagarsinti, bet yra ir mokiniai susiduria su tam tikrais ir sunkumais, kartais ne visi paveikslėliai užkraunami, sudėtingiau prisijungti, tai būna ir tokių problemėlių. Toliau kita platforma, čia daugiau, sakykime, tam tikrų dalykų, kadangi aš esu geografijos mokytojas, tai labai, sakykime, plačiai naudoju ir dažnai naudoju šitas platformas, tai yra tokie, kaip sakykime, skaitmeniniai mokymo priemonių rinkiniai, skirti įvairiems dalykams, tiek
geografijos dalykų, istorijai, lietuvių kalbai. Tai vat ir šioje platformoje, šiame rinkinyje yra pateikiamos įvairios temos, tai teorinė medžiaga susijusi su tam tikrom temom, tai galima dirbti naudojant šią programą tiek su visom gimnaziniam klasėm, pradedant nuo 1 ir baigiant 4 gimnazijos klasę, tai tuose temose, kaip jau minėjau, yra teorinė medžiaga, jinai yra įgarsinta ir aišku, mokiniai tada gali girdėti visą tą medžiagą, tada susipažinus teorinę medžiagą galima ir atliekama, sakykime, medžiagos įsisavinimo užduotis, tai įvairūs interaktyvūs testai, kurie skirti įvairiom potėmėm, kūrybinės užduotis, kurios irgi sukurtos remiantis teorinę medžiagą, taip pat toks kaip įsivertinimo testas, kur mokiniai atlieka 10 užduočių ir vėliau gali sužinoti savo įvertinimą, matyti savo įvertinimą. Taip pat visose mokomosiose temose yra užduočių lapai, kuriuose pateikiamas užduotis su iliustracijom. Tai vėlgi galima atlikinėti, jau kaip ir įprastų būdų, tai yra mokytojai gali atspausdinti tas užduotis ir atlikinėti lapuose. Toliau tokia platforma turbūt irgi gal teko naudotis, tai būtų top 100 įrankių skirtų mokymosi reikmėms. Tai ten irgi yra sugrupuotas surašyti įvairūs įrankiai, kurie yra populiariausi vartotojų nuomonė. Ir aišku, tie įrankiai, tas top 100 yra renkamas nuo 2007 metų. Vienu metu netgi buvo išplėstas iki top 300 ir tuose, sakykime, toje platformoje galima rasti pačius populiariausius ir mažiau populiarius įrankius, kurie taip pat yra, sakykime, suskirstyti ir apibūdinti pagal juose galimas atlikti užduotis, veiklas. Tai irgi pakankamai naudingai, ieškant tam tikrų išteklių, tam tikrų įrankių, kurie, vėlgi, kaip minėjau, galėtų pagelbėti, padėti, pagyvinti ugdymo procesą. Dar vienas įrankis būtų H5P arba H5P. Tai šitas įrankis naudojamas kurti įvairų turinį, interaktyvius vaizdo įrašus, pristatymus, kuriuose, sakykime, skaidrės yra tarsi suaktyvinamos, galima naudoti ir įvairius aktyvius testus padaryti, tarkim, klausimus suaktyvinti ir mokiniai atlikdami tuos testus mato, ar tai yra teisingas atsakymas ar ne. Tai vat šitą turinį galima naudoti įvairiose platformose. Toliau dar vienas, sakykime, tokia kaip internetinis išteklius būtų ProProfs, kuriame galima taip pat kurti įvairų turinį, taip pat kurti ir testus skirtus mokinių žinioms patikrinti, netgi atlikus testą galima sužinoti, ar tai mokinių pažanga, taip pat ir generuojami įvairūs individualūs sertifikatai. Dar vienas, sakykime, išteklius būtų FlexiQuiz, turbūt labai panašus į tą prieš tai mano minėtą ProProfs, ir jame jį taip pat naudojame kurti įvairių testų kūrimui, kuriame galima ir
sakykime, rinktis netgi iš 9 tipų klausimų. Dar tokia pastabėlė būtų, turbūt tie, kurie bandė kurti testus, irgi sutiks, kad, tarkim, jeigu norime, kad mokinys atsakytų į atvirą klausimą, o ne kaip testas variantas būtų, tai pateikiant atsakymą, galima tikėtis, kad, sakykime, ne visada bus užskaitomas atsakymas, jeigu, tarkim, ne visiškai teisingai parašyta, ten vietoj didžiosios raidės, mažoji raidė, tai tą irgi reiktų atsižvelgti, ypač kuriant testus su atvirais atsakymais. Toliau dar viena programėlė, kurią turbūt visi žino ir naudoja, tai kaip jau minėjau pristatymo metu, noriu pateikti savo patirtį, perteikti savo patirtį, tai šitą programėlę labai naudoju, susikūręs pats nemažai įvairių testų, kurie skirti mokinių žinioms patikrinti, taip pat ir, sakykime, įtvirtinti mokomąją medžiagą, tai ypač buvo, sakykime, tokia labai naudojama ir dirbant nuotoliniu būdu, tai šita programėlė tikrai padeda ir mokiniams patinka atlikinėti užduotis joje ir, aišku, tik vėlgi, kai kada yra toksai irgi minusas galbūt, kad mokiniai ne visada stengiasi, kaip sakyt, atlikti užduotis, jas labai įsigilindami, tiesiog spaudžia atsakymų variantas ir tikisi, kad jisai bus teisingas. Tai čia gal irgi toksai minusėlis nedidelis. Tai šiuolaikinėme pasaulyje dirbtinio intelekto įrankiai plinta labai žaibiškų greičių. Aišku, čia irgi yra keletas tokių pavyzdžių, kurie gali būti pritaikomi ir ugdymo procese, tik aišku, visada yra tokia rizika, kad, tarkim, jeigu kažkokia tai temos medžiaga pristatinėt sugeneruota dirbtinio intelekto įrankiu, tai reiktų, aišku, ją patikrinti, jos tikslumą. Tai keletas tokių dirbtinio intelekto pavyzdžių būtų, tai Magic School įrankis, rinkinys, kuris padeda mokytojam rengti įvairius pamokų planus, kurti užduotis, generuoti medžiagą. Tai vėlgi toks apribojimas galėtų būti, kad jame gali būti neobjektyvaus arba neteisingo turinio. Tada, aišku, reiktų irgi į tai atkreipti dėmesį. Kitas įrankis DeepFit, kuriame taip pat galima pateikti ir kad dirbtinis intelektas sukurtų pamokos, sakykime, tarsi ir planą, ir užduotis, ir netgi tos temos galima ir įvairias veiklas su šituo dirbtinio intelekto įrankių sukurti. Tai dar viena tokia programėlė EduAid, kuriame taip pat yra funkcijos tokios kaip pamokų planavimas, mokymo ištekliai, vertinimo priemonės ir įvairių patrauklių ir veiksmingų pamokų kūrimas. Tai tiek būtų antros mano pristatymo dalies. Dabar, kaip jau minėjau, norėčiau pasidalinti gerąją patirtimi, kuri pasireikštų įvairių sukurtų išteklių pristatymų, kurie vėlgi galbūt būtų naudingi ir ugdymo veikloje. Tai pirmasis projektas tai būtų strateginių partnerysčių Erasmus Plus projektas skaitmeniniai
mokytojai. Šį projektą Kėdainių profesinio rengimo centras įgyvendino kartu su partneriais iš Ispanijos ir iš Nyderlandų. Taip pat buvo organizacija dalyvavo iš Kauno. Tai va, ir projektas prasidėjo 2020 metais, tai, kaip sakoma, pačiame COVID-o įkarštyje, tai ir kai buvo mokytojams didžiulis iššūkis dirbti nuotoliniu būdu, tai ir projekto tikslas ir buvo apibrėžti skaitmeninio mokytojo vaidmenį, tobulinti nuotolinio mokymo procesą, kurti ir teikti įvairius mišraus mokymo kursus, kelti kvalifikaciją informacinių technologijų srityje. Ir projekto metu sukurti rezultatai buvo skaitmeninio mokytojo vaidmens apibrėžimas, kompetencijų žemėlapis, kurios reikalingos skaitmeniniam mokytojam, taip pat ir skaitmeninių resursų platforma. Tai vat, apie šią platformą ir plačiau norėčiau pakalbėti. Jinai apima įvairius taip pat skaitmeninius išteklius, kuriuos surinko projekto vykdymo grupė, juos aprašė ir tokiu būdu jie yra vienoje platformoje. Tai parodysiu šios platformos adresą, bet QR kodas yra, pagal kurį galima patekti į šią platformą ir taip pat rasti įvairių resursų, kurie galėtų būti naudojami ugdymo procese. Tai ši platforma naudoja įvairius filtrus, pagal kuriuos paprasčiau yra surasti įvairią medžiagą, įvairius išteklius ir juos, aišku, paskui panaudoti. Tai vat čia ir pateikti tos įrankių ir išteklių platformos skirstymas pagal tipą, pagal naudojimo sritį, tinkamumą, kainodarą ir pagal prieigą prie išteklių. Ir kiekvienas išteklius, jų yra daugiau negu 60 pateikta šitoje platformoje. Kiekvienas išteklius turi savo tokią kortelę aprašymo, kurioje labai išsamiai aprašytas visi išteklio parametrai. Geroji patirtis numeris 2, tai vėlgi prieš 2 metus baigtas projektas, kurio akronimas yra TRI. Tai aišku, projektas susijęs su žiedinė ekonomika, su tvarumu ir jo metu taip pat buvo sukurtas rezultatas, tai yra žiedinės ekonomikos tvarumo pamokų internetinė platforma. Atsiprašau, kurioje taip pat galima rasti įvairių pamokų susijusių su žiedinė ekonomika, tai vat ir išskirstyta į bendrąją dalį, tada konkrečiai susijusi su plastiko sektoriumi, žemės ūkio maisto produktų sektoriumi ir medienos sektoriumi. Taip pat yra pateikiama ir 15 praktinių veiklų aprašymai, kuriuos taip pat galima pritaikyti tiek bendrajame lavinime, ugdyme, tiek profesinėme ugdyme. Ir trečioji geroji patirtis, tai praėjusiais metais užbaigtas projektas, kuriame jau čia buvo sukurta kartu su partneriais iš Latvijos profesinės anglų kalbos medžiaga ir jis skirta 3 specialybių moksleiviams, sakykim taip, tai transporto ir logistikos, tada suvirinimo profesijos ir maitinimo paslaugų modelis.
Tai šitą visą tos modelius galima rasti Kėdainių profesinio rengimo centro puslapyje ir anglų kalbos mokytojams ši medžiaga tikrai turėtų būti pakankamai naudinga. Tai tiek pristatymo mano ir išvados galėtų būti, kad tos mokymos programos tikrai sudaro galimybę individualizuoti ugdymo mokymo procesą. Mokinys gali atlikti savo tempu įvairias užduotis ir rinktis pagal savo poreikius ir sugebėjimus. Taip pat ir skatina kūrybiškumą, bendradarbiavimo, bendravimo įgūdžius, naudojimas skaitmeninių priemonių. Taip pat galima ir pamatyti įvairias žinių spragas ir, aišku, vėlgi mokytojai turbūt pritars, kad tai nėra, kad naudojam visą pamoką tos skaitmeninius išteklius, bet dalį pamokos medžiagos įtvirtinimui, tai tikrai labai pagelbėja mokytojams. Tai tiek mano pristatymo. Gal kažką norėsite paklausti? Labai gerbiamam pranešėjai. Tikrai, kiekvienas turime savo patirtį ir ją dalinamės ir, turime įpratę, kokiais įrankiais naudojame ir kokius projektus kuriame. Tai yra tikrai naudinga ir ačiū už dalinimąsi. Tikrai gausybė nuorodų ir pati net bandžiau keletą, pasižiūrėti, kasgi tenai. Bet gal abiem pranešėjams tada norėčiau tokį klausimą. Pirma, galbūt Justina galės atsakyti, paskui Žilinas dar papildyti. Į jūsų organizacijose, jūsų mokyklose, kas inicijuoja tuos būtent naujienas, ar ne inovacijas, ar tai visiškai kažką tai naujo, ar galbūt įprasta ir tai, ką jis naudoja, bet būtent kas inicijuoja, ar tai yra iš apačios tam tikra žinia ateina, ar vis dėlto yra iš administracijos, daugiau iš mados galbūt reikalas ir yra nuleidžiama, bet dabar naudosime VR tuos būtent akinius ar dar kažką. Ačiū už klausimą. Aš manau, kad tai yra labai svarbus ir labai individualus, galima sakyti, priklausomas nuo institucijos. Galiu pasidalinti iš mūsų pusės. Tai vienas dalykas, kalbant apie bendrai skaitmeninimą, tai taip, tai yra gal prasideda irgi ir iš viršaus, ir iš apačios, jau kalbant apie visas tos ten online platformas ir panašiai. Tai ir ypatingai po COVID-o mes buvome visi, taip sakant, priversti kažkiek tai prisidėti prie to. Kalbant, jeigu apie tas išplėstinės realybės technologijas, tai pas mus prasidėjo taip, kad daugiau nuo pačios, tai yra projektas buvo tais metais. Aš su kolega iš Vokietijos, mes kaip kalbėjome ir turėjom tokią idėją ir turėjome paramos irgi iš mūsų vadovų. Tai jie buvo irgi suinteresuoti mums padėti toje kelionėje. Bet kalbant dabar, irgi netgi ir įsigijimas, mes turime šiuo metu 10 virtualios realybės MetaQuest 2 akinius, tai irgi buvo iš savivaldybės. Tai irgi prisideda prie tos iniciatyvos, būtent mūsų mokykla pakankamai jau, sakykime, patyrusi tuo. Tai turime ir tą lygį, bet, sakykime, pati pradžia, tai daugiau yra tie mokytojai, kurie, arba mes, kurie turime to tokio smalsumo patirti, pabandyti ir panašiai. Ypatingai kalbant taip, kad aš pati, kadangi dirbu tarptautiniuose ryšiuose, susitinkant su kolegomis iš užsienio ir susitinkant su tais kolegomis, kurie jie turi patirties, tai irgi tada tampa tokia inspiracija arba įkvėpimas būtent irgi pakalbinti savo kolegas. Tai tiek iš mūsų pusės. Ačiū ir gerbiamai Žiliūnai, jūs įsijunkite mikrofoną. Ačiū. Tai vėlgi, kalbant apie
tų skaitmeninių įrankių naudojimą, tai turbūt galbūt yra ir, iš, sakykime, to dabar vėlgi dauguma mokytojų dirba pagal atnaujintą ugdymo turinį, ne visada sulaukėme ir to, sakykime, metodinės medžiagos, vadovėlių, tai tenka truputėlį irgi ieškoti įvairių išteklių, įvairių sprendimų, kaip tą atnaujintą ugdymo turinį pateikti, perteikti mokiniam. Tai, ko gero, tiek iš bendradarbiavimo, tai aišku, su kolegam, dalinamės patirtimi ir tokiu būdu ir sužinom tas naujoves. Ačiū labai. Klausimų daugiau raštų kažkaip nepamačiau, nes tikrai buvo užmėtyti nuorodomis. Labai ačiū Jums, Justina. Tikrai labai džiugu, kad ne tik tai galime pasidalinti patirtimi, bet net ir kontaktais, kas yra tikrai jau vos ne kontaktų mugė galima parašyti kaip papildomą veiklą. Tai tikrai labai dėkoju, Justina, Jums už tokią patirtį. Na, kadangi klausimų daugiau nėra, gal yra rankyčių norinčių kažkas, kad paklausti tiesiog žodžiu, tikrai kviečiu, dar turime laiko ir išlaikėme abu pranešėjus, tai tikrai kviečiu pasinaudoti šią situaciją. Na, ko gero nėra, tai tikrai turime abiejų pranešėjų kontaktus, jeigu norėsim ir turėsim poreikį, tikrai, manau, susisieksim ir bendradarbiausim toliau. Labai ačiū už tarptautinių platformų irgi, tokį kaip ir sklaidą, nes su LDM asociacijos nariai kažkaip vis vengia tų užsienio platformų ir galbūt nedrįsta prisijungti ir paklausyti bent jau pradžiai, o paskui tik tai galbūt savo indėlį tam tikrą parodyti. Tai tikrai dėkoju ir už tai, gerbiama Justinai, kad tikrai reikia eiti į tą tarptautinę rinką, ne tik tai savo, turėti. Tai labai ačiū tada už visų dalyvavimą. Tikrai labai nuostabu, kad galime dalintis visi tai, ką mes turime ir kuo galime čia ir dabar. Na, o dalyviam pažymėjimai bus išduodami įprasta tvarka ir įrašą taip pat galėsite rasti ir prisiminti nuorodas būtent LDM tinklapyje. Tai ačiū Jums labai dar kartelį už Jūsų patirtį, už Jūsų buvimą ir laiką. Ir tada gražios jau popietės ir iki kitų kartų. Viso geriausio. Ačiū labai. Ačiū labai. Ir sėkmės visiems. Dėkoju Jums. Ir gražių Velykų beje. Pas mus šiandien jau iškilo orai 24 laipsniai, tai tikiuosi ir savaitgalis bus geras, tai ir Lietuvoje žinau, kad šyla. Tai gražių Velykų. Laukiame 29 šilumos. Ačiū Jums labai ir taip pat gražių švenčių. Viso geriausio. Viso gero.